Taip, sveiki. Tai šiandien turim vienu žinomiausių brolių Lietuvoje kovotojus. Tai Samuelį ir Beną Šorochovus. Sveiki. 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 Taip, tai papasakokit, kuom šiandien gyvenat, kaip šiandien viskas einasi. Tai pagrindė gyvenam sportu, daug judam, sportuojam, ruošiamės artėjančiam turnyrui, kovo 22 dieną. Jo, jeigu kalbant apie šias dienas, tai buvau biškį aš apsirgęs. Dabar prieš porą dienų tik tais pasveikau, tai grįžtu į tą ritmą. O šiaip bendrai, tai mokslai ir treniruotės pagrindė. Ja. O jeigu pradėjai kalbėti apie mokslus, ką tu studijuoji? Treniravimo sistemas LSU universitete. Tai būsimasis treneris? Galimai, dar nežinau, dar galvoju, bet pažiūrėsim, kaip bus. Šiaip norėčiau būti treneriu, bet yra dar įvairiausių kitų minčių, tai čia kur Dievas nuves ten. Bet diplomas niekur nepabėgs, ne? Be abejo, fakt. O tai kaip jūsų ta diena atrodo, kai dabar, tarkim, artėja kažkokios kovos, kaip visas tas dienos režimas, kiek kartų sportuojat per dieną, kaip visa tai atrodo? Tai ganėtinai nuobodus, galėčiau pasakyti. Tai 2 treniruotės į dieną, rytinė, sveikas maistas, niekur negali nukrypti, būtinai turi laikytis režimo. Tai tiek. Tai kaip pavyzdys šiandien, tai atsikėlėm, prasibėgom 10 kilometrų, pramušėm šešėlį, tokia kardija treniruotė šiandien buvo. Tai jau nuo pat ryto? Jo, nuo pat ryto, čia toks režimas reikia, jeigu nori siekti aukštų rezultatų, tai reikia to režimo laikytis, čia vienareikšmiškai. Bet ką per tos metus išmokau, kad reikia to pačiu ir klausyti savo organizmo, savo kūno, nes gali susidėlioti vienokį planą, jo stengtis laikytis, bet jeigu tavo organizmas jau sako ne, tai geriau ir pristabdyti ir kažką keisti. Tai šitą per tos visus metus labai supratau ir išsiaiškinau. Tai kaip suprantu, jūs dabar abu esate tokie turbūt geriausi porininkai treniruočių. Tai kartu viską darot? Visą laiką mes neįskiriami. Tai nuo mažumės augom kartu, sportavom, tai čia jau taip sudėliojo Dievas, kad taip kartu visą laiką. O tai taip palaikymas vienas kito turi nuo mažų dienų. Jo, faktas. Sportavom iš tikrųjų atskirus sportus. Aš gimnastiką, jisai dziudo, bet paauglystėje kažkur jisai pradėjo kickboksą ir aš paskui jį atėjau. Aha, tai kiek tau metų maždaug buvo? Kai pradėjau? 16. Beveik 16 metų. O tai gimnastika kažkiek pridavė pliusų šitam sportui? Jo, faktas labai daug. Lankstumas, jėga, čia pagrindiniai tokie pliusai, sprogstama jėga. Galbūt šiek tiek trūko ištvermės, nes sportiniai gimnastikoje ten nereikalauja tos bendros ištvermės, bet jėga, lankstumas, jėgos ištvermė, tokie pagrindiniai aspektai. Tai šiek tiek prieš brolį turi pranašumą? Jo, turiu šiek tiek, tai jisai gal šiek tiek ištvermingesnis, nes dziudo labiau reikalauja ištvermės, o aš lankstesnis, gal šiek tiek gudresnis. O tai dabar palaukit, tai kuris čia vyresnis? Samuelis. Supratau. O tarkim, vaikystėje, kai buvot mažesni, tarpusai labai muždavotės? Netekdavo dažnai, gaudavo malkų ir pasibaigdavo. Ir tyla būdavo. Jo, jisai toksai viršesnis būdavo visą laiką. Vadovas. Tipo, jo, bet jis nenusileisdavo, aš kiek atsimenu, ten eidavo ir iki ašarų ir iki kraujo kartais, tai būdavo. Bet nedažnai.
O kaip tėvai reagavo į jūsų šitą pasirinkimą? Tarkim, tu pirmas pradėjai sportuoti, paskui ir brolis prisijungė, ar jie neprieštaravo, nepergyveno, nebandė perkalbėti, kad kažką gal kituo užsiimti? Nu, mama tai labai pergyveno, ypač dėl manęs, sakyčiau, nes aš gal toks labiau mamos vaikas, Benas tėčia. Nes tėtis pats kovinių sportų užsiėmė, tai jisai Beną ir nuvedė į dziudo, o mama mane nuvedė į gimnastiką. Tai jai labiau gaila buvo dėl manęs negu Beno. Bet, susitaikė su tuo, jinai supranta, kad čia mūsų jau asmeninis pasirinkimas ir kad mes eisim tuo keliu. Tai dabar palaiko, žiūri tas kovas. Ir labai jaudinasi. Tai bet ateina, žiūri, palaiko. Į pačias varžybas neina, bet transliacija įsijungia visą laiką. Nes, nors sako, kad ir nežiūrėsiu, jai baisu, bet vis tiek iš to jaudulio vis tiek įsijungia. Vis tiek pasižiūrėt, kaip smalsumas. O ar patinka, tarkim, per treniruotės vis tiek kartu sportuojat, ar šparinguotis kartu tarpusavį patinka, ar kaip tik privengėt ir geriau kitus salės draugus pasirenkat? Ir ar jau taip negailit, jeigu jau tenka tarpusavį? Na, jeigu tenka su broliu, tai visą laiką toks taktinis žaidimas būna. Tikrai nesimušam. Anksčiau, dar kaip paauglystėje, kai pradėjom tik tai sportuoti, tai būdavo tas noras kažką tai įrodyti. Dabar jau to nėra, mes šiaip tarpusavį nelabai ir sparinguojamės per daug, bet kartais jo. Tai su laiku atėjo tas suvokimas, kad nereikia čia niekam įrodinėti, ypač broliui reikia vienas kitą tobulinti jo ir padėti. Tai irgi, tarkim, jeigu jau reikia svorį mesti, tai vienas kitam padedat, gaminat? Jo, pasisakyk, kas gamino. Samuelis visą laiką, jo, mityba. Ai, turim šefą čia? Šiokį tokį, jo. Aš galiu patvirtinti, kad tikrai gamybos maisto gamybos įgūdžiai tai tikrai labai... Tai ne labai... tik sausa vištiena būna. Ne, aš stengiuosi pavairinti tą maistą. Aišku, laiko trūkumas yra, kad pagamint kažką tai ten įspūdingo, bet jeigu reikia sveikai ir skaniai, tai aš... Reikia kreiptis į tave. Jo, drąsiai. O tarkim, laisvalaikiu, per tą sportą, per tas treniruotės, turit savo laiko kažkokiai veiklai, merginoms, pramogoms kažkokioms? Nelabai iš tikrųjų. Stengiamės įtert, bet tos treniruotės taip nuvargina, išalina, kad norisi paskiau tik tais gulėti, ten kokius žaidimukus per telefoną žaisti. Bet stengiamės ir su draugais susitikti šiaip, bet kuo toliau, kuo tas režimas rimtesnis, kuo siekiam didesnių aukštumų, tuo mažiau to laiko. Tai biški gaila, bet tenka aukoti tos dalykus. Bet kadangi jeigu taip jaučiat mažai to laiko, tai jeigu atsiranda tas tarpelis laisvalaikio, tai kokia būtų ta pirmoji veikla, kurią norėtumėt veikti per tą laisvą dieną ir per laisvas kelias valandas? Net neįsivaizduoju. Važiuoti į kalnus paslidinėti. Tai čia truputį daugiau jau laiko reikia. Čia daugiau, jo, bet jeigu pasimsiu kada nors atostogų, tai tikrai nuvažiuosiu į kalną. O kada paskutinį kartą taip poilsiavot, jau taip, kad savaitėlę? Tai vasara pagrindė, iš tikrųjų, tas laisvas laikas toksai būna. Tai. Mažiausiai varžybų? Taip, tai būtent vasara ten. Į Palangą nuvažiuoju dar kažką. O tarkim irgi viešumo, ir kaip sakai, kad Palangoj nuvažiuojat, nebūna tas, kad pritraukėt kažkokio, aišku, ir teigiamo gal dėmesio, bet tuo pačiu ir neigiamo, kad, žinot, visada būna tų tokių piktų komentatorių ir gatvėje būna ir prisikabinėjai. Tai būna, mes juos nekreipiam dėmesio tiesiog. Bet sulaukia to tokio kažkokio dėmesio. Jo, būna, mes dėl to ir anksčiau dar nueidavom į kokius klubus pasišokti ar ne, bet paskui supratom, kad geriau ten iš vis nesirodyti, neįt vengtų vietų, nes
Tai kažkas Nepasišok tada išeina. Jo, sužino, kad kovotojai, tai nežinau, kažkoks vidinis demonas, pas žmonės įsijungia. Jo, ego gal, jo, teisingai. Nori pademonstruoti. Nori, taip atrodo nepiktybiškai, bet vis kažko užklaus tokio, tai tu čia kovotojas, ne? Provokuojančio Tai, jo, tokio. labai provokuojančio. Tai gauna malkų ir eina ilsėtis. Ne, jokauju. Tai va, jo, vengiam va tokių vietų. Biškai gaila, nes irgi norėtųsi, atrodo, ten nueit pasilinksminti, bet negali. Naktinis gyvenimas nekovotojam, kaip sakom. Ja. Bet čia ir režimui truputėlį irgi kenkia. Tai čia ne režimo metu, tai kaip ir kalbėjom ką tik apie kad atostogas. laisvalaikiu. Laisvalaikiu, taip. Ja. Tai dabar kam arčiausiai ruošiatės, kokiai kovai? Tai va, Samuelis, taip, Vilniui turnyrui. O Benai, tu turi dabar kažkokių planų? Galimai ir aš tenai pasirodysiu. Dar niekas nėra aišku, bet Bet tu visada pasiruošęs. visą laiką. Kas mane žino, tas žino, kad aš visą laiką pasiruošęs. O jūs man dabar priminkis, broliai. Dabar jūsų svorio kategorijos vienodos ar kažkuris sunkesnis? Aš sunkesnis. Jaunesnis, bet sunkesnis. Ja. Tai brolis prigamina valgyti, privalgai. Tai va, ir čia svoris. jisai ir kaltas dėl to. Jo, pasi gal kaulų struktūra biški kitokia, pasi kaulai stambesnė iš tikrųjų, realiai. Tai, bet jeigu jis norėtų tos mitybos iš anksčiau prisižiūrėtų, tarkim mėnesis prieš kovą, tai jisai galėtų ir mano svorio kategorijai kovo drąsiai. Tai čia sudėtingiau truputį. Pakoreguosim su laiku. O šiaip tai jo, jisai 75, 77, aš 71 kilogramų kategorijai. Supratau, čia dabar jau kaip treneris pasakėjai. Nu, Pakoreguosim mitybą. Jo, mes. Pažiūrėsim. Tai turi ne tik treneris įdėti iniciatyvos į visą tą bendrą, bet ir pats sportininkas domėtis visais aspektais ir kartu su treneriu bendrai kaip komanda dirbti. Tai studijos kažkiek tau turbūt irgi duoda tokių žinių, ką gali dabar jau pritaikyti. Jo, aš labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad įstojau, nes beveik viskas, ką ten išmokstu, aš stengiuosi pritaikyti savo režime, savo visose aspektuose, tiek treniruotėse, tiek mityboje, tiek atsigavimo procese. Tai labai daug pliusų. O sakai, prieš tai klausiau, ar planuoji tas trenerio specialybę įgyti, išnaudotas tas savo žinias. Ir sakai, kad yra gal ir kažkokių kitokių planų, tai gal pasidalintum, apie ką dar mąstai. Iš tikrųjų, nežinau, nesenai pradėjai ir teisėjauti, aš mačiau. Jo, tai vis tiek, kai sukies tam koviniam pasaulyje, tai išmoksti bendrai visų tų sferų, šiek tiek ir patreniruoji, pateisėjauji. Tai jo, aš toks kaip ir kovose universalus gal, galiu pagal bet kurį stilių kovoti ir toje aplinkiniai veikloje, manau, galėčiau bet kokią poziciją užimti tiek teisėjo, tiek trenerio. Tai nežinau, čia belieka tik išsirinkti. O Benai, tu negalvoji kažką studijuoti, mokintis? Nu, tai jeigu ir stočiau, tai ten pat. Ten pat, brolio pėdom. Aha. Taip, tai dabar man, Samueli, tu papasakok. Nesenai buvo turnyras Rygoje ir pakankamai greita pergalė buvo. Kaip čia taip, tai nežinau. Ar tikėjais to, kad viskas taip greitai pasibaigs? Ne, aš be jokių įsitikinimų einu šiaip į kovą. Tiesiog pabandžiau tokį apgaulingą spyrį ir pataikiau. Ir suveikė instinktas damušt tą priešininką. Tai nežinau, dėkui Dievui, kad taip atsitiko. Tai gal čia tavo kažkokia nauja dabar slapta kombinacija bus atrasta? Gali būt, nes kuo toliau, tuo dažniau žiūriu ir treniruotėse aš pataikau tą spyrį aukštą, tai žiūrėsim,
kovose ir pamatysim, kaip ten, ar pavyks dar kartą ar ne. Reikia dar patikrinti, ne? Ar tikrai Jo. suveikia? O Benai, tu papasakok irgi, turėjai Slovakijai kovą, taip, dar prieš tai Rygoje kovojai. Kaip tau ten sekėsi? Irgi pakankamai greitos pergalės? Taip, tai stiprus pasiruošimas su treneriu Dainium Daukšu, su Dainralfo visa komanda dirbam, tai kitokio rezultato ir nesitikėjau. Visada bet yra tas galvoje Žinoma, mes prieš visą kovą. laiką ruošiamės 3 raundam, jeigu ten titulinė kova būtų 5 raundam, būtume pasiruošę visą laiką. Bet einam į ringą laimėti, kokiu atveju. Buvau pasiruošęs, gavosi kaip gavosi, ten anksčiau laiką užbaigiam. Bet dažniau tikitės, eidami į ringą, kad tą kovą greičiau pabaigsit, ar kad visus tos raundus iškovosit? Ar su ta mintimi einat, kad greičiau užbaigti? Priklauso nuo psichologinio nusistatymo. Nuo priešininko realiai, tikriausiai. Jo, nes stilistiškai, jeigu matai, kad nepatogus tas priešininkas, kad sunku jam pataikyti tam tikrus smūgius, tai ir tikėsi gal ilgesnės tos kovos, o jeigu matai, kad jisai galbūt turi tam tikrų klaidas tam tikras daro ir žinai, kad gali išnaudojęs jas pataikyti stiprų smūgį nokautuojantį, tai ir išnaudoji. Tai pakalbinom abu brolius, labai buvo smagu sužinoti, kaip jūsų kasdienybė, kaip jūsų draugystė kartu. Ir toliau tęsim su Samueliu ir jo treneriu Dainium Daukšu, kaip jiems sekėsi ruoštis artėjančiam turnyrui ir pašnekėti apie pasiruošimą ir priešininką. Sveiki, Dainiau. Sveiki visi. Smagu vėl jūs matyti pas mus. Sakykit, tai kaip tie mūsų broliukai? Ar pasiruošę? Broliai šaunuoliai, viskas normaliai. Judami į priekį ir tik tai į priekį. Ir jie, kas pas juos geri požymiai, kad jie stengiasi. Kiti, sakai, nelabai stengiasi, o jie stengiasi, patys dirba asmeniškai daug. Tai čia dideli privalumai. Ir turbūt pas abu charakteris. Taip, charakteris yra. Šitam sporte turi būti charakteris. Jeigu nėra charakterio, nėra rezultatų. O sakykit, su kuriuo lengviau dirbti treniruotėse? Kad su abiejais lengva, nes jie kaip ir kartu visą laiką ir kartu treniruotėjai, tai man lengva su abiejais dirbti. Bet pas jūs jie pradėjo sportuoti abu kartu nuo pradžių? Ne, Benas anksčiau. Benas anksčiau pas jūs. Anksčiau pradėjo, jis jaunesnis pradėjo ir kaip ten judo, kaip atėjęs, tai jis jau buvo fiziškai stiprus, tik tai reikėjo jam rankų kojų techniką pastatyti. Tai va, per tuos metus lipdėm ir sulipdėm. Gerą kovotoją. Tai nebuvo kažkokių, kad matydavo treniruotėse, tarkim, tarpusavį konfliktų ar kažkokio tokio galbūt konkurencijos tarp abiejų? Ne, konfliktų nebūdavo. Konfliktai gal įsispręsdavo, kai šparingėliai būdavo, tai jie ten turbūt, jeigu matau, kad aštriau padirbo, tai reiškia, tas konfliktas ir įsispręsdavo pas juos. Supratau. O dabar, Samueli, pašnekėkime apie tavo priešininką. Taip, jau žinom, su kuo tu kovosi, su Emilijum Kaganovičium. Ir ar esi jau stebėjęs, kokias taktikas jisai naudoja kovoje? Šiaip vis tiek, žinai, tu jį ir matęs ne vieną jo kovą, tai kaip tu jį vertini? Tai vertinu gerai, geras imtynininkas, turi gerus duomenis, ilgos rankos, ilgos kojos, stiprus fiziškai ir išnaudoja tą savo gerą imtynių bazę, tai manau gerai moka ir laužimus. Daug kovų nelabai aš ten jo mačiau, bet mačiau vieną, kur berods Olandą užbaigė greitai. Čia, kur vyko MMA Bushido turnyras, tai sveikinu su tuo, stengsimės parodyti savo techniką, kad nepavyktų jam tos imtynės.
Vėl tą kojytę pabandysi. Gali būti, žinau, neišduosiu kol kas. Bet nebuvo taip, kad sėdėtumėt su treneriu Dainium ir analizuotumėt, ką dažniausiai, gal kokias kombinacijas naudoja, kaip Ne, taip pergudrauti. specifiškai, kad žiūrėt kovas ir analizuot, tai neapsimoka, manau, netgi to daryti, nes kiekviena kova yra skirtinga ir nesikartos vis tiek tie veiksmai kiekvieną kartą, kuriuos jisai daro. Tai, manau, aš toj kovai iš tikrųjų neturiu ko prarasti, jisai turi daug ką prarasti. Čia jo pirma profesionali kova. Tas nuliukas, jeigu iš karto dingtų jo rekordė, iš karto turėtų pralaimėjimą, tai būtų liūdna. Nelabai gražiai atrodytų. Jo, negražiai atrodytų. Tai. Ir pats esu patyręs, bet, nu ką, laukinė kova, manau, bus. Aš einu į kovą, sakau, be jokių nusistatymų, neturėdamas ko praras visiškai. Tikriausiai svarbu savim pasitikėti, kad pats esi pasiruošęs. Jo, Ir jau tada, jau kaip bus, tai bus. Taip, faktas. O esi vis tiek daugiau toks stovėsenos kovotojas, kaip jautiesi kovojant pagal MMA taisyklės? Tai stengiuosi išvengti aš tų imtynių. Dabar jau šiek tiek pramokęs, moku apsiginti ir pats paimtiniauti, pats užlaužti išmokau. Bet man jos nėra labai mielos širdžiai, tai aš stengiuosi jų išvengti, bet jeigu reikia, galiu ir paimtiniauti. O nori Dainiau, Samuelis, parterį? Parterį jau pasistatėm, nes jau nemažai dirbom ir visą vasarą buvo stovyklų dirbom, greplingo stovyklų buvom. Dirbot ant ką? Ja, jis jau nuo ateimo buvo fiziškai tvirtas, nuo gimnastikos sausgyslės tvirtos, viskas tvirta, tai jam ir sunku kažkokį veiksmą padaryti. Tai nebūdavo taip, kad atsikalbinėja treniruotėse, nenoriu to nedarysi. Ne, tai ne vaikų darželis. Vaikų darželis pasibaigė, koks čia atsikalbėjimas. Tai dabar darbas, kaip pasakė, tai čia rimtas darbas, čia vaikų darželį gali atsikalbinėti. O čia tai... Nu, va čia charakteris atsikalbinėsi, gausi į bumbalą ir viskas baigsis. Ir užsinorėsi. O kuom tu iš savo, tarkim, svorio kategorijų kovotojų išsiskiri? Kokią tu turi ar pranašumą, ar kažkokį specifiškumą? Kuom ar geresnis, ar kažkuom, nežinau, kitoniškesnis už kitus? Tai manau, turiu fizinę jėgą palyginus didelę ir galbūt nenuspėjamas. Kaip ir ką ir parodžiau paskutiniai kovoj, kad galiu iš įvairiausių kampų pataikyti tos smūgius, iš nepatogių kampų. Tai va tuo gal ir toks netikėtumas, ne? Gali iš tavęs. Jo, aš mėgstu paslaptingas. Skorpionas. Čia iš tikrųjų labai sunku tą paaiškinti, kol pats žmogus nekovoja su manim, nes labai daug lemia labai mažos detalės, ten netoks kojos padėjimas, žvilgsnis į šoną labai daug reiškia ir kiekvienas iš tų veiksmų gali sutrikdyti varžovą. Tai... O tarkim, jeigu kalbant apie tavo charakterį, kokia tavo charakterio tas savybė duodavo tos... Kokia stipri pusė tavo yra charakterį? Tai aš niekada nepasiduodu, manau. Neišsigąsti? Jo, užsispyręs esu tiesiog. Jeigu man nepavyksta, aš bandau dar kartą. Todėl aš ir nebijau tų pralaimėjimų, sakykim taip. Tai jeigu pralaimi kovoji, labai nenuliūsti? Ne, visiškai. Nes kiekvienas pralaimi. Kaip? Į depresiją nepanyri? Ne, minimalę gal kažkoks nusivylimas jisai būna, bet žinau, kad kiekvienas pralaimėjimas veda link dar didesnių pergalių, tai svarbiausia tobulė. Ja. O Dainiau, labai, jeigu taip nutinka, kad kažkokia mini pralaimėjimas įvyksta, ar labai... Tokia patarlė yra, sako, kas nenužudo, padaro stipresniais. Tai vat, jie užtat ir nebijo šito. Jeigu jie pralaimėjo, tai jie ramiai savo ir
kiti stresuoja, ten užsidepresuoja ir paskiau nenori eiti tas kovas, tai sako, aš nepasiruošęs, aš šitą, o pas jo šito nėra, tai va šitos savybės. Tai tikrai labai va geros. nepykstat po pralaimėjimų. Reikia truputį pasakyti, kas blogai, kas gerai buvo, nes turi vis tiek pasakyti kažkokios emocijas padaryti. O šiaip sakau, jie va šito jie nebijo ir jie neusikrauna, kaip sako, žinai, kaip neusikrauna, einu toliau ir darau savo. Kitą dieną jau salėje treniruotė. O šitas neusikrovimas jos ir, kaip sakant, veža į priekį, eina jie ir viskas sekasi tada. O jeigu tu užsidepresuosi šito pralošimų ir paskui viskas susiblokuosi. Kaip sustosi? Sustosi, eisi atgal. Taip, kad, sakau, kiekvienas pralošimas veda į pergalės ir tik tai reikia nusiminti, svarbu nokauto nebūtų, nes jeigu nokautas, tai aiškiai reikia pailsėti jau minimum 3 mėnesiai ir pusę metų ir tada jau stabdys. Kai nokauto nėra, tai tik į priekį. Tai aš manau, kad jums labai paprasta kartu dirbti, nes labai tokie, kaip pasakyti, vienodas nusiteikimas, vienodas mąstymas. Skorpionai. Tai, tai viską pasako, aš irgi skorpionas, tai suprantu. O sakyk, Samueli, jeigu jau taip atvirai, koks tau Lietuvos kovotojas mažiausiai patinka? Mažiausiai? Aha. Tai dabar tai Kaganovičius. Nežinau, po kovos tai gal kažkuris kitas. Ne, aš visus mėgstu, visi jie savotiški, visi faini. Kolegos? Jo, kolegos, tam pačiam pasauliu sukamės, tai draugiškai. Sako, reikia priešininkus gerbti tada. Jeigu tu gerbi priešininką, tada jau sekasi. Tai neturi kažkokių, tarkim, būna, kiti tarpusai konfliktuoja, kažkokių situacijų tokių būna, bet nesi. Ne, susipykęs aš ramus, nežinau, man kažkaip neįdomu ten su nieko konfliktuoti. Mes dar nedėjome iki to lygio, žinai, kad ten haitis, iškreip sporto, mes einam su rimtų sportu ir su rimtom pažiūrom į kovinį sportą, o čia pradėsi haitis ir mėtytis stalais kėdėm, ką žinau, dar nedėjom, sakau, kito lygio. Supratau. Dar ne. Daug dėja nedarytume. Kam to reikia. O gerai, jeigu taip jau čia neturėjau tokio nepatinkančio, tai ką, tarkim, nežinau, ar arenoje turnyrė sutikus, ar sparinguose kažkur nuvažiavus į kitą klubą, ką kitas kovotojas tau turėtų, nežinau, pasakyti, ar kažkokį žestą pateikti, kad tu supyktum ir tau tą vidinę ugnelę užkaitintų. Ar galėtų kažkaip išprovokuoti tave? Ne, aš neišprovokuojam. Bet kažkaip gal. Ne, be šansų. Vis tiek ta vidinė ramybė pas mane, jinai išliks. Nežinau. Tai tarkim, nepultum jau taip iškart. Jau geriau turbūt palauktum kovos, iškviestum, išsiaiškint, ar irgi taip tiesiog nuleistum viską. Ne, tai nežinau, jeigu apie šeimą kažką gal pasakytų, tai tada tai jo. Faktas, nesusivaldyčiau. Jau čia jautresnė tema tokia. Tai. Bet šiaip ramus. Ramus, faktas. Ramūnas. No. O dabar, kadangi kovos prieš Emilijų ir žiūrėsim, kaip seksis už mėnesio, kuom čia viskas baigsis, bet vis tiek lauks kiti turnyrai, kitos kovos, tai apie kokį dar priešininką, tarkim, galvoji, su kuo norėtum sukovoti, ar su kuo labai kažkokia mintis yra. Tokia mintis yra su Emilio treneriu, Greičiko. Sukovoti. Turiu tokį. Kodėl? Žinau, kad jisai nori MMA Bushido diržą pasimti. Tai manau, čia būtų labai tokia intriguojanti kova, nes aš jau vieną iš jų klubo atstovą jau nugalėjau, dabar todėl nugalėsiu Emilijų. Ir, būtų tokia... Iššūkis, aš sakyčiau, nes jis vis tiek jau ir patirties nemažai turi, daug faktas. Metų, tai visai toks drąsus noras, sakyčiau. Drąsus, jo. O nesikalbėjęs su juo apie tai, kad galbūt kažkada norėtum su juo sukovot? Ne, dar nesu. Dabar išgirstai.
Tai gal kils kokios mintis? Gal ir kils, tai visų pirma vis tiek žiūriu į dabartinį priešininką jo ir žiūrėsim po tos kovos, kaip bus. Supratau. O pabaigai, kokia frazė ar koks gyvenimo moto tau duoda stiprybės ir kovojant, ir šiaip gyvenimui, kad nenuleist rankų, koks tas tokia frazė? Kokia frazė, kad nenuleist rankų? Arba šiaip, kas tave taip varo į priekį gyvenime. Jei būna sunkios dienos, apie ką pagalvoji. Kaip ignoruoja tau veža tai, ar ne? Kai tau sako atvirkščiai, ką nors priešiškai. Net nežinau, bet tokia frazė, kurią aš susimastau būna ir jinai gal iš dalies užmotyvuoja mane. Tai tokia iš filmo Gladiatorius. Kiekvienam iš mūsų mirtis šypsosi, viskas, ką mes galim padaryti, tai šypsotis atgal. Tai kiekvienas esame mirtingas, bet nereikia apie tai apsikrauti ir tiesiog varyti į priekį. Taip. Gyventi, ne šią dieną, bet... Iš dalies jo šią dieną. Matyt, kas dabar yra, o ne kas bus labai toli ateityje, taip? Taip. Tai ačiū Jums labai. Lauksim Jūsų kovos ir žiūrėsim, kaip Jums seksis. Stenkitės toliau, sportuokit. Seksis gerai. Kaip dirbi, taip ir sekasi. Taip. O kai nieko nedarai ir nesiseka. O dirba daug, taip? Dirbam daug. Ir galvojam daug, ir strateguojam daug. Visko maksimaliai. Visko maksimaliai. Jo, mes pasiruošę. Ačiū. Pasaulinis turnyras KUK World Series. Kovo 22 diena. Vilnius TwinsBet Arena. Visa informacija bushido.lt.